First impression is that I very well understand why such event is needed, because usually really the dessert in Baltic countries tends to be not the highlight of the menu, but probably the worst course in the menu. Creating the new desserts is definitely what we need. Tikrai yra visi geriausi šefai, visi geriausi someljė ir jie juk čia ateidami rizikuoja savo reputaciją, jie gali laimėti ne pirmą vietą. Labai patinka įvairovė, nors iš pradžių, kai perskaičiau aprašymus, nes mes jas gaunam kaip komisijos nariai iš karto, tai daug kas kartojasi svarainiai, tarkim. Girdėjom, kad kai kurie desertai tik ką sukurti ir jie greičiausiai pateks į meniu. Visa tai yra tai, ko mes ir norim – keisti desertų kultūrą Lietuvoje ir pasaulyje. Aš kai pabūnu šitam čempionate, užsinoriu eiti į restoranus. Tenai, žodžiu, patirti šefo ir kūrėjo kūrybiškumą. Tai žinai, kaip ir skaitant knygą ar stebint kažkokį tai meną, tu perimi kito idėjas ir tu pats atrandi kažkokius tai naujus skriptis, naujus matymus. Though I am first time here, there is a couple of very interesting desserts I had opportunity to taste. Paragavau visus, išskyrus vienintelį vyną nespėjau paragauti, bet realiai tai visi vynai buvo kartu su desertais ragauti, tai buvo wow. Dalyviams aš tik išties norėčiau palinkėti drąsos, nes svarbiausias dalykas tokiam čempionate nebandyti pataikyti į kažkieno skonį. Ir mes ir norim, kad tai būtų drąsūs desertai. Trumai tai trumai, ikrai, jėga, nes tik taip gimsta nauji dalykai, tik per perlaužimą, o ne prisitaikymą prie visumos. Tai drąsos. Mes norėjom į vieną kąsnį sudėti kažkokią skonių bombą, kažkokį derinį. Jeigu mes duodam desertą, mes turim atsipjauti būtent tam tikrą dalį deserto, kad paimtum, pajaustume. Bet jeigu mes įdėsim vieną kąsnį, mes gausim tiek, kiek mums reikia, užsigersime tiek, kiek reikia. Tikėjom, bet šiaip yra tiek daug nuostabių desertų, nuostabių vynų ir nuostabių komandų, kad niekada negali žinoti ir aišku labai džiaugiamės, kad pavyko. Definitely didn't expect to get anything, you know, it's a strong competition and so we are beyond happy. Super emocijos. Ačiū someljė mokyklai, ačiū visiems organizatoriams. Mūsų komanda yra be galo dėkinga tam, kad mes galim susiburti šitoje erdvėje apskritai ir kad tokie nuostabūs vakarai vyksta Lietuvoje. Ir čia šiandien laimėjo, kaip visada, visa Lietuva.